Kiekvienas pradedantis verslininkas turi suvokti, kad jo veikla yra rizikinga. Visiškai išvengti rizikos yra tiesiog neįmanoma, net ir nieko nedarimas kelia riziką, kad bus prarastos tam tikros verslo galimybės. Todėl rizika yra normali verslo sudedamoji dalis ir jos vengti nereikia, priešingai reikia žiūrėti, kur ir kaip nuo jos apsisaugoti ar kaip prie besikeičiančių aplinkybių greitai adaptuotis. Verslo rizikos klasifikavimo yra įvairaus ir daugialypio, tačiau paprasčiausias būdas į verslo riziką žiūrėti yra per subjektyviuosius ir objektyviuosius kriterijus. Tai yra vienos verslo rizikos rūšis priklauso nuo žmogaus ir jo savybių ir nuo jo veiklos, kitos nuo rinkos ar tiesiog nuo objektyviųjų gamtos kriterijų. Tai nuo žmogaus paprastai priklauso taip vadinamo riboto racionalumo trūkumai. Žmogus pagal savo ribotas fizinės ir protinės galimybės negali priimti maksimaliai įmanomo kiekio informacijos, jo tinkamai apdoroti ir pasirinkti patį geriausią veikimo būdą. Todėl visą laiką ribotos žmogaus galimybės lemia, kad dalis svarbių faktų ar dalis svarbių sprendimų bus nepastebėti ir galbūt priimamas verslo sprendimas, ypatingai tie, kurie yra priimami spaudžiant laikui, streso situacijose, gali su laiku pasirodyti esą neveiksmingi arba netgi žalingi. Subjektyvioji rizika tai vis tik yra žmogaus polinkis būti šiek tiek savanaudžiu, oportunistu. Ir vieni, aišku, sąžiningai siekia savo naudos, kiti vis tik pasitaiko, siekia savo naudos kitų sąskaitą, tai yra nesąžiningai. Tai subjektyviaja prasme visą laiką vykdant veiklą reikia turėti minty, kad tam tikros galimybės ar tam tikri sprendimai, tam tikra informacija yra praleista vien dėl natūralios žmogaus savybės riboto racionalumo. Kita vertus, susiduriant su klientais, darbuotojais, tiekėjais, reikia turėti omeny, jog ne kiekvienas asmuo sutiktas verslo kelyje yra sąžiningas ir atitinkamai imtis riziką ribojančių priemonių. Visą laiką prognozuojant įmonės veiklą, sudarant sandorius, reikia turėti omeny, jog ateitis yra neapibrėžta ir gali kisti viskas aplinkui. Ekonominė padėtis, politinė padėtis, verslo santykiai, vienos įmonės bankrutuoja, kitos teigiasi. Kita vertus, turto specifiškumas reiškia tą, kad iš esmės prisirišimas prie vieno tiekėjo, prie vieno darbuotojo ar vieno kliento reiškia, kad jūsų veikla tampa labai specifiška ir priklausoma būtent nuo to darbuotojo, tiekėjo ar kliento. Kur nors atsitikus kažkokiem nenumatytam dalykam, įmonės veikla gali būti paralyžiuota. Atitinkamai saugantis nuo ir bandant suvaldyti tiek subjektyviuosius rizikos veiksnius, tiek objektyviuosius, visų pirma, kalbant iš subjektyviosios pusės, reikia nuolatos stebėti ir sekti rinką, jos naujienas, stengtis žinoti ir kaupti duomenų bazę apie savo klientus, apie savo tiekėjus, apie rinkoje vykstančius procesus. Tai yra domėtis ir siektis, kad ir ribotą racionalumą, bet savo pažinimo lauką kiek įmanoma labiau praplėsti ir specializuotis. Tas leistų net ir streso situacijose priimti net ir intuityvius sprendimus grįstus maksimalia turima informacija. Kalbant apie žmogaus oportunizmo ar savanaudiškumo riziką, visą laiką padeda kreditingumo ar mokumo
ar patikimumo vertinimas prieš sudarant tam tikrus sandorius ar ateinant į tam tikrus santykius. Tas, sakykime, kalbant apie klientus ir tiekėjus, verta turėti prieimą prie kredito biuro, kurie duoda kredito reitingus, kurie duoda pakankamai informacijos, kaip ir kokiuose santykiuose ta įmonė dalyvavus arba kur turėjus kokių problemų. Kalbant apie darbuotojus, jų sąsajas su konkurentais, jų praeitį taipogi verta visais atvejais pasitikrinti. Kitaip sakant, principas saugantis nuo savanaudiškumo yra pažink savo draugą, pažink savo darbuotoją, pažink savo tiekėją ar klientą. Saugantis nuo objektyviųjų veiksmų visą laiką prieš pradedant sandorius ar planuojant veiklą reikia įskaičiuoti ateities neapibrėžtumą ar turėti tam tikrą rizikos dedamąją. Atitinkamai net įmonei gavus pelno neskubėti jo viso išmokėti dividendais, o kaupti rezervus nenumatytiems įvykiams, turėti draudimo polisus, turėti kažkokį tą atsarginį planą, kas atsitiktų, jeigu atsitiktų kažkas nenumatyto. Tai šitoje vietoje įrankių yra tikrai daug, pradedant nuo jau minėtų draudimo polisų, baigiant tais fizinio rezervo kaupimu. Saugantis nuo turto specifiškumo, pagrindinis vaistas dažniausiai pasitaikantis yra tai vadinama diversifikacija. Jeigu jau esat prisirišę ir matot, kad pagrindinis jūsų tiekėjas yra vienas ir jo netekus įmonė taptų paralyžiuota, tai tikrai visa energija turi būti nukreipta į alternatyvos paiešką ir alternatyvų santykių kūrimą. Lygiai taip pat ir su klientais, ir su darbuotojais, jeigu tik tai jaučia verslininkas, kad tampa priklausomas nuo vieno asmens, patartina dėti maksimalias pastangas, kad tą riziką išskaidyti, tiesiog surandant alternatyvą, kuo būtų galima pakeisti atitinkamą įmonę ar asmenį atsitikus kažkokiem neapibrėžtiem dalykam. Šių 4 aptartų rizikos elementų sąveikoje galima daryti iš esmės 2 didelės išvadas. Visų pirma, dėl žmogaus riboto racionalumo ir ateities neapibrėžtumo visais atvejais tiek įmonės planuose, tiek įmonės sudaromose sandoriuose bus neaptartų dalykų, neaptartų sąlygų ir ta rizika, jinai yra ir ją tiesiog reikia įskaičiuoti į visas prognozes, į visus sudaromus sandorius. Kalbant apie turto specifiškumo ir žmonių savanaudiškumo sąveiką, iš esmės galima teigti, jog sutartis ar sudaromi kažkokie pasirašomi susitarimai, jie nėra savaime besirealizuojantis. Tai yra, jeigu sudarius sutartį su nesąžiningu žmogum, man vien sutarties nepakaks tam, kad aš tą nesąžiningą asmenį priversčiau ją vykdyti. Man reikės valstybės pagalbos, kitaip sakant, teismų. Atitinkamai ir planuojant savo santykius, pradedant nuo darbuotojų iki išorinių klientų ar tiekėjų. Atitinkamai, kadangi kiekviena sutartis ar kiekvienas santykis gali lemti poreikį pasinaudoti teismais, o teismai nėra pati efektyviausia priemonė spręsti kilusias problemas, patartina kiekvienoj sutartį nusimatyti tam tikras savo interesų apsaugos priemonės, subalansuoti prekių ar paslaugų ir pinigų srautus taip, kad nebūtumėt priklausomi išimtinai nuo kitos asmens valios. Tai yra
Jeigu jau statot namą, tai jį statyti taip, kad etapais būtų ir atsiskaitoma, o ne pastačius namą laukti vienos didelės sumos, nes galit jos taip ir nesulaukti. Apibendrinant pagrindinės rizikos valdymo priemonės, tai be abejo yra informacijos kaupimas ir jų analizė, tvarkinga bendrovės dokumentacija, atsakingas požiūris į sutartis ir jų vykdymą, be abejo rezervų kaupimas nenumatytiems įvykiams. Deja, tačiau kartais veiklos rizikos ir blogosios prognozės išsipildo ir bendrovė patenka į didesnę ar mažesnę krizę, iš kurios išeiti Lietuvos teisėje yra tikrai pakankamai daug įrankių. Pradedant nuo veiklos reorganizavimo, įmonę skaidant, sujungiant ar kitaip pertvarkant, baigiant bendrovės restruktūrizavimu ar likvidavimu dėl bankroto arba akcininkų sprendimų. Likviduoti juridinį asmenį galima tiek savininkams, tarkim akcininkams nusprendus. Jį likviduoti tokiu atveju bendrovės vadovas ar kitas paskirtas likvidatorius privalo užbaigti visus sandorius, parduoti visą turtą, atsiskaityti su visais kreditoriais ir likutis yra pasidalinamas tarp akcininkų. Jei tuo tarpu bendrovės turto neužtenka su visais kreditoriais atsiskaityti ar pagal įmonių bankroto įstatyme pateiktą apibrėžimą, jeigu įmonės pradelstų įsipareigojimų suma viršija pusę bendrovės balanse įrašyto turto, bendrovė yra nemoki ir tiek akcininkams, tiek bendrovės vadovui, o ypač bendrovės vadovui kyla pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto byla, jeigu bendrovės vadovas elgiasi sąžiningai, jeigu akcininkai elgiasi sąžiningai savo kreditorių atžvilgiu, asmeniškai tiek bendrovės vadovui, tiek akcininkams ar kitiem dalininkam kažkokių pasiekmių nesukelia. Tai yra bankroto tikslas yra tiesiog eliminuoti nesėkmingą verslą iš rinkos. Ir teismo paskirtas administratorius, užbaigęs bendrovės veiklas, realizavęs bendrovės turtą, atsiskaito su bendrovės kreditoriais atitinkamai pagal įmonių bankroto įstatymę nustatytą eiliškumą. O jeigu kartais lieka turto, jis be abejo padalinamas akcininkams. Tačiau dažniausiai pasitaiko, kad bendrovės turto neužtenka atsiskaitimui su kreditoriais ir tokiu atveju jį visą realizavus bendrovė tiesiog yra išregistruojama. Be abejo daug sudėtingesnė ir atsakomybė pačiam bendrovės vadovui ar akcininkams gali kilti, jeigu savo veiksmais įmonėje esant nemokumo būsenoj yra pažeidžiami kreditorių interesai. Tarkim, siekiant išsitraukti iš įmonės likvidų turtą ar perkelti įmonės veiklą į kitą kažkokį juridinį asmenį, tas yra daroma nesąžiningai, už mažesnę nei rinkos kainą ar atsiskaitoma, jeigu su vienu pasirinktų kreditoriumi ne be eilės ir panašiais atvejais gali kilti ir atsakomybė tiek civilinė, tiek tam tikrais atvejais ir baudžiamoji. Todėl įmonėje atsidūrus krizei, pirmas patarimas yra pasitarti su teisininkais, stengiantis įveikti krizę taip, kad nekiltų asmeninė atsakomybė ir kad būtų išsaugotas geras verslininko vardas. Be abejo, nei vienam verslininkui bankroto nelinkiu, tikiuosi imsitės tinkamų priemonių rizikai suvaldyti ir jas visas suvaldysit.